dalinti savo mintim, savo į podcastą programuotojo karjerą YouTube'as kanalas, apie tai, kaip aš perėjau kelią nuo programuotojo prie, buvo programavimas, po to freelancas, po to išvažiavimas į užsienį programuoti, po to grįžimas į Lietuvą, project managementas, ir dabar jau turiu 5 žmonių komandą, kurie pasivadovauja ir bandau eiti, kaip Aleksėjus gerai pasakoja apie tos bottleneckus, bandau nebūti tuo bottleneckiniu vadovu ir eiti į pardavimus, į verslo vystymą, strateguoti ir panašiai, ir visą tą raidą bandau iškomunikuoti. Kažkiek, kad aš šito nevertinti, nesu didelis ekspertas dar valdymo ir vadovavimo, bet tikiuosi, kad pasidalindami mintim šiandien augsime kartu filosofiškais. Šiandien mano tema apie programuotojų atlyginimus ir dariau keletą apklausų tiek metų pradžioje apie PHP kalbą, tiek dabar prieš kelias savaitės apie bendrai programavimo rinką Lietuvoje ir pasidalinsiu rezultatais, skaičiais, grafikais, lentelėm ir plus pabandysiu tai palyginti su užsienio patirtim, kur yra problemos ir panašiai. Gal netgi aš galvoju apie mikrofoną visi. Kodėl aš kur yra problema su programuotojo algom ir apskritai algom Lietuvoje. Ypač Lietuvoje tai yra kažkoks tabu. Apie algas jau, ta prasme, labai abstrakčiai reikia kalbėti su pavaldiniais, ar šiai su vadovais. Dažniausiai būna toks pokalbis, ateina darbuotojas pas direktorių, tai žiūrėkit, aš čia dirbu, gal kažką tai galima padaryti. Bet direktorius sako, tai gal, bet pas mus čia kažkas, žodžiu, niekas nieko nepasako, pokalbis įvyksta ir tada abidvi pusės susipyksta ir išeina savais keliais. Tai problema, kad kalbėti apie algas yra nepatogu, tabu tiek kompanijos viduje, tiek tuo labiau viešai. Bet kas apie tai kalba? Apie tai kalba spauda, ypač programavimo rinkoje, žiauriai aktyviai ir kuo toliau, tuo labiau. Visi kalba apie tai, kad programuotojo svajonė jaunikiai, kad jie uždirbo daug arba per daug. Tiesiog parinkau skrinšotų pavyzdžių, čia 13 metų straipsnis, kur jau buvo kalbėta apie 10 000 per mėnesį vienos kompanijos pavyzdžių. Kitas pavyzdys, kad iš lietuviško startupo TrackDuck buvo interviu paimtas, kur jie bandė eiti į rytus ir programuotojus pasirodo į tuos ir nėra. Jau tie programuotojai, kalbam, pavyzdžiui, apie Baltarusijos, Ukrainos rinką, ten jau atlyginimai didžiuosiuose miestuose tikrai pasiekė lietuviškus ir tai nėra jau pigesnė darbo jėga. Kitas pavyzdys, čia toks filosofinis, delfinė antraštė, kas gerai blogai ir aišku 138 komentarai, bet čia praeitų metų straipsnis. Ir dabar, sakykime, čia 14 metų straipsnis, ar atlyginimų burbulas sprogs. Praėjo 2 metai, nieks nesprogo, atlyginimai dar pakilo, gan stipriai, dar prie euro, dar pakilo, nežinau, dėl euro, bet bendrai. Tai apie tą burbulą, apie tos atlyginimus kalba visi. Dėl to problema antra, kur ta tikroji teisybė, kiek iš tikrųjų uždirbo, kiek turėtų uždirbti, ar tai nėra burbulas, ar kokios yra tendencijos ir panašiai. Tai dėl to aš pradėjau visą tą apklausą. Pabandysim šiandien perbėgti per tokius klausimus, kiek iš tikrųjų, kur ta teisybė, tada pagal kalbas ir technologijas parodysiu lenteles, tada atskirai paminėsim juniorus, nes su juniorais dabar yra problema, ne problema, sakykime taip, kadangi seniorų programuotojų Lietuvoje lieka vis mažiau, laisvųjų apskritai praktiškai nėra, tai darbdaviai dairosi vis labiau junior auginimą, į visokias akademijas, į savo mokyklėlės ir klausimas, kiek tie juniorai nori, nes vieni nori 1000, kiti sutinka dirbti 100, čia, ta prasme, vaizdžiai tariant, tai kiek iš tikrųjų, ir ar iš tikrųjų programuotojo svajonė jaunikiai, pavadinsiu tą, irgi delfinis klausimas, delfinė antraštė. Kad pabandysiu kurti intrigą ir ateisiu iš toli. Pradžioj apie užsienio, po to grįšim čionais ir palyginsim. Skaičiai užsienyje, ką kalba apie kalbas, tendencijas ir atlyginimus. Čia yra 15 metų vidurio skaičiai, 3 šalių, 3, vadinkim, didžiausių rinkų, tai yra US, UK ir Australija, bendra tokia lentelė, kur buvo išanalizuoti darbo skelbimai bendrai,
Aš skaidrės beje įmesiu prie evento, galit fotkinti, bet, ta prasme, skaidrės bus. Čia yra kiek procentų skelbimų turi paminėtų tą kalbą, čia nuomoja iki 20% skelbimų, o čia yra atlyginimai per metus Amerikos doleriais. Highlightai kokie, Java yra populiariausia kalba, vėlgi šitose trijose šalyse, tos rinkose. JavaScriptas antroje vietoje, kadangi JavaScriptas dabar jau eina visur, anksčiau JavaScriptas buvo webas, dabar JavaScriptas yra visur. Ypač su webo tendencijom, kadangi webas keliasi dabar iš backendo į frontendo masiškai, anksčiau jeigu buvo ten koks nors PHP tendencija, dabar visas PHP keliasi kokią Angularą kažkur tai. C-Sharpas yra praktiškai enterprise'as, tai yra .NET'as, tai va šitie trys lyderiai pagal populiarumą. C greičiausiai čia turime omeny mobilias technologijos, C ir Objective-C čia šiek tiek ne tas pats. C++, aš tai traktuoju, kad tai yra žaidimai, daugiausia, arba enterprise'as vėlgi. Tai va top 5-tukas. Ir mūsų pamėgta, vadinkim, tai Lietuvoje PHP kalba yra tik tai čia pagal populiarumą pasaulyje, pasaulyje šitoje vietoje. Dabar ką čia galima pabrėžti dar, dėl pinigų vidurkio. Čia pačiam viršuje bus, sakykime, nepopuliarios kalbos. Ir čia yra normalūs rinkos dėsniai paklausos pasiūlos. Šitų kalbų žmonių apskritai yra nedaug, dėl to jų paklausa, ne tai, kad didžiulė paklausa, bet visi tie dėsniai suformuoja, kad ras profesionalų kokį skalą programuotoją kainuoja brangiau, dėl to algos atitinkamai. Tai čia yra, sakykime, mainstreamo kalbos, o čia yra retesnės, bet labiau apmokamos. Jeigu tai paverstume lentelę paprastą, tai čia yra pagal populiarumą, vėlgi suskirstyta ir atlyginimą. Pabandžiau paversti šitą į eurais per mėnesį pagal tokią formulę, kad atskaitom 30% mokesčių. Įvairiuose šalyse būna įvairiai, būna daugiau, būna mažiau, bet kiek skaičiau internete, tai 30 yra toksai safe skaičius, 30 ar trečdalis kažkas tokia, padalinam iš 12 mėnesių ir konvertuojame į eurus, tai va tiek daug maž yra vidurkiai užsienyje į rankas, vėlgi. Čia 5000 eurų čia vis tai gauna. Čia kalba eina apie seniorus, kalba eina apie tą, tuos, kurie jau dirba, o ne tuos, kurie mokinasi. Tai tokie yra skaičiai pasaulinėje rinkoje ir vėlgi pabrėžiu mūsų pasmėgstamas PHP'as, jisai, ne tai, kad tyliai rūko komputyje, bet, sakykime, yra ženklus skirtumas PHP nuo enterprise. Ir yra, aišku, 3 rinkos lyderiai, kaip sakiau, Java, JavaScriptas ir C-Sharpas. Kitas tyrimas. Tik tai US rinka, tas pats panašus laikotarpis, 15 metai, ir čia yra kalbos. Vėlgi galima vertinti įvairiai, tas Objective-C ir Ruby ir ten buvo kaip ir prie tų viršūnių, bet iš principo galima traktuoti taip, kad rinkoje yra apie $90 000 per metus vidurkis, o plius minus po to paklaidos eina tokios, ne tai, kad nežymios, bet pakankamai palyginus procentais, ne kartais. Tai va tokia yra tendencija pasaulyje. Dabar grįžkime į Lietuvą, kas vyksta pas mus ir pabandykime palyginti. Tiesiog, show of hands, nežinau, kas nori. Kaip jūs įsivaizduojate? Klausimas. Paimkim vidutinį mid-level programuotoją, vidutinės, nežinau, vidutinės kalbos ar tokia, ta prasme, vidutiniškai uždirbantį, kiek jūs įsivaizduojate į rankas Lietuvoje programuotojus gauna. Yra kitas skaidrė bus skaičius, kuris iš mano LT paimtas, jisai toks irgi diskutuotinas, bet bus konkretus atsakymas. Kaip jūs įsivaizduojate? 1-3. 1-3, ok? 1-1. Čia turbūt jūs norėtumėte tiek mokėti, bet... Tai realus skaičius yra 1-1. 1100 eurų į rankas yra pareigybė, vadinasi, programuotojas. Kiek tuo galima tikėti, nesigilinau per daug į jų algoritmą, kiek žinau, tai mano yra paremta pačių realių skaičių, tik tai nesimena, kad patys žmonės paustina ar iš kažkur tai paimama. Bet jeigu valdomas į online, tai matyti kažkoks objektyvumas yra. Ten jie, dar mano alga galima skirstyti tam PHP programuotojas, .NET programuotojas, kiek aš peržiūrėjau, viskas yra tuose pačiuose rėžiuose. Galite nukristi iki 1000, ten kai kuriuose kalbose 1-2, 1-3, bet yra tam tikras vidurkis. Bet problema tai yra, kad, ta prasme,
panašiai galime vertinti, kad 1.1 yra kaip KEM2, kuris yra atsakymas į visus klausimus, bet iš tikrųjų taip nėra. Čia kaip matuot kokią vidutinę temperatūrą ligoninėje. Nėra, yra atskiri keisai, atskiri atvejai, būtent apie juos toliau pašnekėsim. Dėl to tą 1.1 kaip nepriimkit už gryną pinigą, vėliau bus įdomiau. Šita skaidrė atsako, ar programuotojai Lietuvoje yra svajonių jaunikiai. Vidutinis atlyginimas Lietuvoje čia yra iki mokesčių, o pačioje yra į rankas. Tai čia pagal statistikos departamentą, tai 15 metų skaičiais prie pabaigos, vidutinis Lietuvos atlyginimas yra 5,70. Kažkiek kyla ir panašiai. Tai galima teigti, kad programuotojai iš tikrųjų dirba dvigubai daugiau negu statistinis lietuvis. Tai pagal tai drįsčiau sutikti, kad turiu mažą dukrą ir jeigu jinai kažkada išaugus ištekės už programuotoją, aš gal ir nepykčiau. Čia, aišku, žiūrėsim, kokias labas bus po 18 metų, bet kokias kalbos. Jo, bus papildomų faktorių, aišku, atčekinsiu. Tai va, ir dėl to aš pradėjau apklausą, norėjau klausti realiai žmonės po savo kanalus, ten yra kelios Facebook'o grupės, savo Twitter'o grupėse paskelbiau su tokiais klausimais. Laisvos formos apklausa, anoniminė, nereikėjo nieko, ta prasme, nei vardą, nei įmonės minėti. Buvo klausimas, kokiom kalbom dirbant arba technologijom, frameworkais, ten whatever, tada koks lygis, junioras, mid arba senioras, kaip pats žmogus save vertina, kiek metų jau programuojate, ir beje, čia labai įdomi buvo koreliacija tarp koks lygis ir kiek metų programuojate, parodysiu skaidrę, kaip tas lietuvių. Kiek metų yra junioras arba senioras, čia irgi buvo įdomu. Tada kokiam mieste dirbat arba miestuose arba užsienyje, apie užsienį irgi atskirai kalbėsim, apie lietuvius dirbančius užsienyje, kiek atlyginimo gaunat į rankas atskaičiavus mokesčius ir bendrai kokį turit pastebėjimų laisvos formos tekste buvo tiesiog papildomi komentarai, kuriuos irgi apžvelgsim. Tai va tokia buvo apklausa. Rezultatas yra 360 atsakymų, kas yra, ir daug ir mažai, kaip galima vertinti. Iš šito skaičiaus galima jau kažkokias tendencijas išvelgti, tą pabandysiu padaryti. Bet problema, kad iš tų 360 buvo daug atfiltruota. Kai kas užpildė nesąmonės, kai kas parašė, kad uždirba 8 000 eurų į rankas, kas yra arba žmogus čiešina, grubiai tariant, arba jeigu jisai ir uždirba tiek, laimingas žmogus, bet jis labai iškreiptų vidurkį. Tai aš, kadangi stengiausi eiti prie vidurkio, tai neėmiau nei tų labai daug uždirbančių, nei nusprendžiau nei juniorų, kurie prašė, kad turi 0 metų patirties. Nes junioras turintis 0 metų patirties, mano galva, jis nėra kaip programuotojas. Jis atėjęs į rinką arba po universitetą, arba po mokyklos ir nori tapti programuotoju, bet kiek jisai uždirba, tai visiškai nespindi realybės. Toliau nepaėmiau į rezultatus kalbų, kur buvo mažiau negu 3 atsakymai. Buvo tokių egzotinių visokių kalbų, kur buvo mažiau negu 3 žmonės, tai jų irgi netraukiau. Ir kalbas teko suskirstyti, kadangi kalbas žmonės rašė patys savo nuožiūrą, suskirščiau pagal grupės. Tai kai kur, pavyzdžiui, žmogus narašė per kablelį, aš dirbu su kokio Angularu, kablelis PHP, kablelis WordPressu, kablelis PrestaShopu, tai aš jį vadinu full stack developer, pavyzdžiui. Va, tokiom grupėm ir galiausiai gavosi 10 grupių. 10 kalbų / grupių. Tai va, tai čia tokia įžanga, intriga, panašiai. Ir dabar prieinam prie to, kad visiškai realūs skaičiai. Lentelė numeris 1 PHP. Populiariausia kalba by far iš tos grupės. Ir čia yra 2 grupės iš tikrųjų. Yra full stack PHP, yra backend PHP. Kuom skiriasi? Backend PHP, kai žmogus pirmą rašė PHP, Symfony, Angular, pavyzdžiui, tai jis yra backenderis, nes pradžioje rašė PHP. Jeigu jis rašė Angular, PHP, reiškia, jis yra frontenderis su kažkiek tai backendo. Į rankas. Čia žmonės, laikim, 100 šiam PHP-stų, tiek juniorų, tiek mid, tiek seniorų. Tai šitas skaičius praktiškai atspindi vidurkį arba kažkiek didesnis už vidurkį. Tai tiek gauna juniorai, tiek gauna seniorai, tiek mid, tiek seniorai. Ta statistika, vėlgi priimkit taip, kaip yra, pakomentuosiu kiek galiu, bet tokie skaičiai gausi. Ar tai daug ar mažai įvairiai galima vertinti. Su juniorais, pavyzdžiui, vėlgi yra labai toks nebereikšmiškai galima vertinti kaip junioras, ar jisai jau kažkiek padaro įmonei naudingo darbo, ar jisai junioras tik tai mokinasi, tai gal tie atlyginimai irgi keisti. Šitoje vietoje, ką aš noriu pabrėžti. Dažnai manęs klausia, ar verta būti full stack developeriu webo, ar geriau susifokusuoti į arba frontendą, arba backendą.
Tai šita skaidrė įrodo, kad fullstackeriai neuždirba daugiau. Jie moka ir frontendą, ir backendą, tai ant jų ir užkrauna ir frontendą, ir backendą, nes, prasme, gali. Nori ir gali. Tiksliau, gali, nori, pagal tą galimą. Tai jeigu jūs esat backenderis ir norite tapti fullstacku, tai nebūtinai atneš kosminius turtus, bent jau PHP pasaulyje. Tai netgi ir mano, pavyzdžiui, mes su komanda dirbam, kadangi persikvalifikavau iš programavimo, aš pradžioje pradėjau, po to komandą prijungiau su PHP, mes dirbam su Laravel frameworku ir tik tai su juo. Yra siaura niša, bet mes bandom toj nišoj būti geriausi. Ir veikia, žinokit. Ta prasme, geriau būti backenderiu, bet tokiu užkietėjusiu backenderiu ir kažkiek išmanyti frontendo, jeigu reikia, arba frontendą galima outsourcing galų gale, negu išmanyti visko po truputį. Tai va čia šitos skaidrės tokia yra. Einam toliau pagal kalbas. Galite pertraukinti, jeigu matau šurmulį, tai galima arba vėliau padiskutuoti, arba jeigu kažkas labai ant dušios, kelt ranką rėkti. Pagal populiarumą čia suskirstytos kalbos, pagal kiek žmonių atsakė. .NET'as. .NET'as tai yra C#, arba jeigu žmogus tiesiog rašė .NET'as arba C#, bet čia prie šito priskirti. Šitoje vietoje noriu atkreipti dėmesį, koks yra skirtumas. PHP yra 106 žmonių, .NET'as trečioje vietoje yra tik tai su 40. Nežinau, ar čia turėjo įtakos tai, kuriuose kanaluose aš paustinau greičiausiai, bet kažkiek rinkos skaičius tai atspindi. Šitoje vietoje, ką galima pabrėžti, juniorai gauna daugiau, midai gauna daugiau, seniorai gauna daugiau. Nedaug daugiau, sakykime, šitoje vietoje gal didžiausias skirtumas nuo 1,8 iki 2. Tai čia jau 200 eurų į rankas, čia mažiau, čia juniorai vėlgi įvairiai galima vertinti. Tai čia šitos skaidrės esmė, kad .NET'o uždirba daugiau žmonės, bet kodėl? Dėl to, kad .NET'as dažniausiai yra enterprises dažniausiai uždirba daugiau pinigų ir daugiau gali sauliaisti mokėti programą. Vienas dalykas, kitas dalykas, atėjimas į rinką PHP yra daug paprastesnis. Prasme, PHP išmokti yra, trubiai tariant, užinstaliuoja WordPress'o turėjau PHP'is. Ir žmonės tiek galvoja, o jeigu gali pluginus konfigūruoti, tai tu jau fullstack'is beveik. Su .NET'u taip paprastai nėra ir šiek tiek kitokia tvarka, tai galbūt tai pakelia algas, kas yra natūralu. Einam toliau. Frontendas. Tie žmonės, kurie rašė arba Angular, arba Reactą, arba JavaScript'o pirmoje vietoje. Tie, kurie rašė HTML, CSS, jQuery, čia nesiskaito. Nes, ta prasme, čia yra iš tų WordPress'o, pasaulyje. Tai tie, kurie rašė, kurie yra core frontenderiai. Šitoje vietoje reikia į šitą dėmesį atkreipti. Stipriai daugiau. Ta prasme, tas pasaulio kraustymasis į frontendą yra ne šiaip savo. Tie, kurie laiku persikraustė, dabar krauna pirmuosius turtus. Ta prasme, jau kaip ir mainstreaminasi tas frontendas, bet tie, kurie laiku nėrė gilyn, jie dabar pakankamai gerai gyvena. Aišku, tas skaičius 4 neatspindi jokio vidurkio. Ir čia beje yra tie žmonės, kurie parašė, kad jie dirba Lietuvoje. Ta prasme, nerašė, kad dirba ten Vokietijos įmonėje, pavyzdžiui, arba Skandinavų įmonėje, tai kurie rašė Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir lietuviškus miestus. Tai čia neįskaičiuoti, bent jau kaip žmonės parašė, užsienio kompanijų kapitalo pinigai. Tai čia tiek yra Lietuvoje. Ir 5. vietoje Java. Šitos 3 kalbos pagal populiarumą aš suskirstyčiau, kad jos beveik vienodai populiarios. Čia, kad šitas šiek tiek daugiau, tai nekreipčiau didelio dėmesio, tai sakykime, PHP yra stipriai populiaresnė, o šitos 3 užima garbingą 2. vietą pagal populiarumą bent jau. Ir šitoje vietoje irgi daugiau negu PHP, ir čia 2.2, ir čia jau mainstreamo kalbų pilnas vaizdas, vadinkim, tai 5 populiariausių technologijų kalbų ir šito jau galima spręsti apie bendrą paveikslą, kiek šiuo metu gauna į rankas programuotojai. Tai grubiai tariant, juniorai 7, seniorai 1.2 ir seniorai 2 ir apie 2 ir daugiau, jeigu nori. Ir tada yra kitos kalbos. Kitos kalbos dėl to, kad stipriai didelis skirtumas buvo. Tai visas kitas suskirščiau. Iš jų kažkokio statistinio vidurkio net nelabai galima išvest. Yra vėlgi čia pavieniai keisai, yra vienas pitonistas, kuris teigia, kad uždirba 3.9 į rankas, vienas Objective-C, kuris teigia, kad uždirba 3.5 į rankas. Ir aš tikiu, kad tai įmanoma. Ir aš tikiu, kad Lietuvoje kai kurios kompanijos gali tiek mokėti, nes gal projektas yra toks, kuris uždirba daugiau. Tai pavieniai atvejai, aišku, statistikos nesudaro. Bet galbūt
kažką iš to galime išmėlti. Ir paskutinė eilutė, kiek buvo iš viso žmonių, tai geriausiai gavosi 200 seniorų. Toks yra bendras vaizdas pagal kalbas, bet tai dar ne viskas. Paryškinau čia iš tų ministryminių kalbų, jeigu galima teikti apie lyderės kalbas, tai juniors pirmauja .NET'as, mid pirmauja frontendas, o senior pasaulyje pirmauja Java. Bet ką aš noriu šitoje vietoje pabrėžti, kad tas skirtumas nėra toks esminis. Jisai yra 10%, 20% gali būti. Čia ką aš noriu pasakyti, kad ne nuo kalbos priklauso atlyginimas, o nuo to, kokiam levelyje tas žmogus yra, kiek jisai tą kalbą įvaldęs. Kaip vėliau parodys vėlesnės skaidės, senioras gali būti senioru po 3 metų, junioras gali neišlikti junioro, kepdamas WordPress'o svetainės 10 metų. Nu, WordPress versija pasikeis, bet... Tai dėl to, jeigu kalbėsit kažkur arba samdysit žmonės, ar kalbėsit apie algas, ne pagal kalbą nustatoma alga, o mano manimo vienas dalykas pagal tai, kokią vertę atneša žmogus įmoniai ir kiek jūs uždirbat iš tos vertės. Einam toliau. Pagal miestus. Vėlgi įvairiai galima vertinti. Sakyčiau, Klaipėda ir kiti miestai, čia per maži skaičiai, kad galima būtų kažką iš viso vertinti. Šitoje vietoje atkreipčiau dėmesį į šitą dalį. Vilnius ir Kaunas, mid ir senior levelis, Vilnius iš tikrųjų yra brangesnis. Nestipriai brangesnis, mid levelio 200 eurų, senior levelio ir 200 eurų, kažkas tokio. Tai Vilniaus algos yra iš tikrųjų didesnis, bet ne tiek didesnis, kiek aš galvoju. Aš galvoju, kad skirtumas bus stipriai didesnis. Bet junioriai, pavyzdžiui, Kaune gauna daugiau, bet tas vėlgi daugiau, sąlyginai. Ir dabar prieinam prie užsienio kompanijų. Vėlgi, jokios statistikos čia negali būti, nes yra tik tai 34 žmonės iš viso. Kas reiškia tik tai? Iš 280 žmonių, ne, 280 atsakė, tai iš viso 310 gaunasi. Daugiau negu 10% atsakiusių lietuvių dirbo arba užsienyje, arba užsienio kapitalo kompanijose. Aš šitų neskirščiau, dabar galvoju, kad reikėtų skirstyti, nes čia šiek tiek skirtingi keisai. Bet jeigu žmogus rašė, kad dirbo Vilniuje, bet skliausteliuose Danijos kompanija, tai aš priskiriau būtent čia. Arba tiesiogiai rašė, kad dirbo Vokietijoje, Danijoje ar UK. Tai čia jau skaičiai artimesni užsieniui, juniorai pradeda nuo 1000 kokio, mid žmonės gauna jau 2, o seniorai jau, ta prasme, lubos, be lubų yra 4 ir vienas C++ parašė 6,5. Vėlgi užsienyje visiškai patikėčiau ir neginčičiau, bet kai kurie PHP kalbos programuotojai gauna 2 būdami seniorai. Vėlgi įvairiai galima vertinti, bet vidurkiai yra 1,1 junioras, 1,9 mid ir 3,2 senioras. Šitoje vietoje, ką aš noriu pabrėžti, kad mums kaip vadovam, aš dabar jau save priskiriu kaip vadovas, ne visai seniai persiorientavau, mums svarbu, kad iš užsienio konkurencija yra visiškai reali. Užsienio kompanijos masiškai ateina į Lietuvą ir hairina developerius, ypač seniorus, iš Graibsto ateina koks Danskės, pasako, mums reikia programų 50 rytoj. Ateina kokia viena užsienio didesnė kompanija, tai jau kokia MIFO vienas kursas nevėtų. Kita kompanija KTU pasima vieną kursą. Ir, kova dėl tų seniorų yra milžiniška dėl to, kad jiems žiauriai apsimoka. Mes lietuviai kaip talentai, kaip IT profesionalai yra, mes esam geresni netgi negu vakarų specialistai. Aš kaip 3 metus gyvenęs Londone, aš niekada Brito nesamdyčiau programą. Nes jie, tikiuosi nėra sąlygotų, bet jie, gerai, prieš kamerą gal stiprių žodžių nevartosiu, bet prasme. Galima išjungti turbūt. Jie, vadinkim taip, pritingi dirbti. Neskaluojant temos, pritingi dirbti ir labiau galvoja, kaip palaus atsigerti po darbo pirmadienį. Iš tikrųjų, pirmadienį 6 vakaro išeina į Londoną, į centrą ir nėra vietos patarė, visi, ypač jeigu pavasaris, toks žodis. Tai va, ta prasme, darbštumo ir intelekto prasme lietuviai yra labai graibstomas turtas. Ir dabar yra naujas trendas, jeigu pasaulyje anksčiau UK ir US hebra samdydavo indus, Indija, Pakistanas, Bangladešas, bet viskas po vienu brauktų indai.
Jie atsikando indų, suprato, kad sunku su jais, švelniai tariant. Ir dabar yra antra banga, kai samdo taip vadinamą Eastern Europe. Mes vis dar priskiriami prie Eastern Europe, bet yra tas blokas, kur yra kaina įkandama ir žemesnė, gan stipriai žemesnė, pavyzdžiui, kaip 5000 eurų rankas, o kokybė dažnai yra geresnė. Tai čia yra Lietuva, čia yra Ukraina, ta pati, Balkanai, visi Serbija, pavyzdžiui, serbų programuotojų kelis pažįstu, ta prasme, ten lygis toks labai aukštas, o pagal ekonominius dėsnius jie tiesiog yra pigesni. Dėl to gaunasi, kad ir Lietuvoje kyla kainos, kyla darbuotojų atlyginimai, dėl to, kad jeigu tu neduosi tokio atlyginimo, jisai išeis į Uberį dirbti. Nu, ta prasme, kompanija X, kurių yra vis daugiau tokių, kai atėjo Barklajus į Lietuvą, visi buvo, 7000 rankas, tai čia yra, ta prasme, kiek aš norėčiau tiek gauti. Kaip tik kalbėjausi vakar su vienu kolegu, kuris iš Barklajus išėjo neseniai. Ta prasme, jis jau turėjo pasirinkimą, tas Barklajus jau atrodė, yra kompanija, to paties plauko, nesakau, kad Barklajus yra blogas, bet jau visa rinka susilygino su Barklajus. Tas pats Atformas yra dabar viena iš svajonių Grabovičių, kuris pats Uberis atėjęs. Čia tų kompanijų galima pavadinti daug. Dėl to ta konkurencija dėl seniorų sudaro mums tokia, ta prasme, didelį spaudimo ir dėl to kreipiam dėmesį į juniorus. Tai va čia šitos skaidrės esmė konkurencija su užsieniu, kuri yra visiškai reali, Lietuvoje mūsų kieme, ne mūsiškai išvažiuoja į užsienį, o užsienis ateina pas mus masiškai, su pinigais. Šita skaidrė kiek metų? Čia ką rašė žmonės, ar aš esu junioras ar senioras ir kiek metų aš turiu patirties. Tai va tokie yra vidurkiai. 1,6 juniorų, žvaigždutė yra dėl to, kad aš neėmiau tie, kurie rašė 0. Tai tie čia yra neįtraukti, tai realiai junior gal mažesnė kartelė, bet midas skaitosi tik tai 4 metus pradirbęs, su senior skaitosi tik tai 8 metus. Šita skaidrė parodo lietuvišką kuklumą. Žmogus išdirbęs tik 7-8 metus galvoju, nu, dabar aš jau senioras. Iš tikrųjų, ne tada matuojamas senioriškumas ir tie skaičiai, aš manau, kad galima senioru tapti daug greičiau ir atvirkščiai. Tai, nu, ta prasme, užsienyje vėlgi Londonas, ko mane išmokino, tai parduoti save, ryčiant ir pasitikėjimo savim, tai čia parodo, ant kiek nepasitikė žmonės savim, kad reikia 4 metus išdirbti, kad tu jau galėtum pretenduoti į vieną dieną į rankas. Kureliai teoriškai turėtų būti greitesnis, sakytum, augimas. Mačiau tam ranką, ar kažką praeis? Jo, tai dėl senioro, ta prasme, kad 8 metai tai nėra kuklumas, tai yra visiškai normalus faktorius, netgi, pavyzdžiui, dirbu su skandinavų įmonė. Didesnės įmonės tai turi kaip antibarjerą, tam, kad žmogus traktuotų kaip seniorą. Natūralu, kad ten eina dar atranka dėl gyvėjimo ir taip toliau, bet jie traktuoja, kad senioras gali būti 80, kaip sakant. Gerai, gal čia ir su išvadom gal ir pertinkiau. Čia truputėlį taip galima pakreipti, grįžtant prie kitos valiutos lito, tai imkit nuo pirmo, tarkim, laiptelio, tai yra 1 metai, paskui yra 8 metai, gaunasi ta matematika, yra tie tarpiniai dar laipteliai, kur labai atitiktų turbūt. Nu, ta prasme, va, taip žmonės atsakė, priimkit taip, kaip yra, bandau iš savęs pakomentuoti, bet gal mano išvados skirsis nuo jūsų visiškai normalu. Ir dabar 14 visiškai random atsiliepimų realių žmonių, kiek čia anonimiškumo yra, tai aš galiu publišinti, su kokia kalba žmogus dirba, koks levelis, kiek metų, iš kokio miesto ar kokią algą. Tai kadangi nenoriu labai užtemti vakarą, tiesiog skaidrė, nežinau, porą žodžių, jeigu norit ką pakomentuoti, tai iš salės šaukit, ta prasme, norisi tikro europietiško atlyginimo, sako žmogus gaunantis 2,5. Ok, bet jisai dirba su skala, kas reiškia, jisai galėtų užsienį gauti 5. Bet, tai 2,5 Lietuvoje nėra riba, nėra rūmus. Kitas variantas. Demografija, dabar masiškai matau tendenciją prisiskaitę žmonės tų straipsnių delfinių, bando persikvalifikuoti programuotojus. Kai jie turi kažkokią kitą karjerą, kitoje sferoje, yra 30+, kas dar nėra daug, viskas tvarkoja, keisti profesiją dar galima, bet jie skundžiasi, kad 39 metų žmogus skundžiasi, kad neranda darbo, arba turbūt randa, bet parašė, kad alga 600.
Čia iš tų, pagal technologijos, iš tų WordPressininkų, kas yra kaip juniorui, bet yra kažkokia keista tendencija, kad darbdaviai nepriima vyresnio amžiaus programuotojų. Ar tai yra nepasitikėjimo klausimas, galbūt, arba žmonių menedžinimas vyresnio, ne visai net vyresnio amžiaus, 39, bet yra kažkokia keista tendencija. Toliau, žmogus, kuris dirba ne dėl atlyginimo. Dirba su Go kalba, kas yra egzotika šiek tiek senioras, 8 metai, gauna tik 1.2.5 į rankas ir teigia, kad startupė laukia šviesesnio rytojaus, tai reiškia, kad dirba dėl startupo, dėl idėjos, galbūt projektus įdomus, bet labai logiškai pasveria rinkos dėsnius, kad pavieniai atvejai eskaluojami lyg tai kasdienybę, bet, ta prasme, toks įdomus požiūris, kad perspektyva ir šypsena apie idėją į darbą yra aukščiau atveju. Okay. Toliau. Čia yra tas variantas, kai žmogus dirba Vokietijoje, gauna 1.7 į rankas, kas yra mažokai, laiko save seniorų, pagal technologijos yra full stackas, viskas ok, bet jisai yra, kaip suprantu, outsourcinamas ir jeigu dirbti tiesiogiai, jisai norėtų ir galėtų uždirbti 2-3 kartus daugiau, bet kažkokios yra kliūtis, kad galbūt jam taip patogiau ir panašiai. Tai yra dar vienas modelis, kad lietuvius outsourcina kaip darbo jėgą, dar tarpininkai, kurie pardavinėja užsienį ir visi iš to gerai gyvena. O lietuviam greičiausiai atitinkamai mažiausiai tokias nedarys išspėjų, nes gauti 1.7 dirbant vokiečių startupą, aš manau, jie patenkinti labiau negu žmonės. Dėl freelancinimo. Teigia, kad freelancinimu 2 kartus labiau apsimoka negu eiti dirbti. Tai yra tiesa, pats esu perėjęs, kad freelanceriui nėra ribų. Ir dabar apskritai freelancerio trendas Lietuvoje yra madinga užeikite bet kokį kofeiną darbo dienos metu, ten sunku vieta. Ne tai, kad sunku vietas, bet labai daug dirbančių freelancerių. Tai iš tikrųjų žmonės, mums konkurencija sudaro ir freelancas. Ta prasme, jeigu mes uždarom žmogų ofise, jisai pasakys, tai come on, aš galiu bet kada išėti freelancing, tai gausiu tiek pat, kiek tu man siūlai, tik tai freelancing. Ne visai tai paprasta, dažnai tie žmonės po to sugrįžta pas tave naudodami, kad priimtum atgal. Bet, ta prasme, freelanceriai irgi yra konkurencija tam full-time darbui, čia pavyzdys. Šitoje vietoje mintis, kad lietuvių verslininkai yra šykštus, yra godus ir nevertina, nenusiteikia mokėti didesnių pinigų. Kalba žmogus, kuris dirba su WordPress. Čia tas dėsnis, kad, sakykime taip, aš patarčiau galvoti apie tai, kaip daugiau uždirbti iš verslo, negu galvoti, kaip sutaupyti ant programuotojų. Tai jeigu kompanija dirba su WordPressu, aš nesu labai WordPresso priešininkas, jisai, technologija yra ok, bet iš jo sunku pasidaryti daugiau pinigų, nes WordPressas nėra enterprise'as, daugumoje atveju yra aišku išimčių, bet iš principo, jeigu kepamos svetainėlės, tai dažniausiai pinigai tiek programeriui mažesni, tiek ir įmonį mažesni. Toks trendas. Apie užsienį vėlgi vis daugiau headhunteriai. Tarp kitko, HR-as Lietuvoje išpopuliarėjo iš kur. Niekada neturėjom tokio HR bumo, kai LinkedIn'e gauni pakvietimų ten bent kas savaitę su tavim kažkas nori pakalbėti. Nors nieko nesiskelbė, kad kažko ieško apskritai. Tai, pavyzdžiui, Londone dirbant, tai iš viso buvo man keista, kaip Lietuvoje, ta prasme, jeigu tave samdo, tai ta prasme, visi visus vos nepažįsta, pažįstamus ateina, Londone tu darbinės ir tau skambina agentai, viskas vyksta per agentus ir tik tai taip. Tai Lietuvoje atsiranda tas trendas, kad tave medžioja, kad tave frontina ir ypač į užsienį. Lietuvių agentai, bet tave, vadinkim, perpardavinėja. Čia kalba senioras, bet ne to programės. Čia yra įdomi nuomonė, kurią paminėjau dėl juniorus. Algos stipriai kilo, junior būtent algos. Matyt, trūkumas toks didelis, kad darbdaviai pasiruošė mokėti po 600 eurų plus žaliam agurkui nuo universiteto suolų. Įdomu, ar tai padarys daugiau naudos ar žalos. Dėmesio kalba juniorus. Junioras varom juniorą toks. Bet jo, tai mokėti ir po 600 eurų plus žaliam agurkui, tai yra Lietuvos realybė. Be 600 eurų Lietuvoje pasamdyti net juniorą tampa sudėtinga. Tokia yra pradžia laikys. Programuotojų minimumas, jeigu šiaip minimumas yra 300, kilo dabar 305, tai 600 yra, aš vadinčiau, programuotojo minimumas. Čia su šita skaidrė sutinku labai gerai, kad atlyginimo dydis priklauso nuo šito, mokėjimo save parduoti.
Ir jeigu į darbo pokalbį ateina žmogus, kuris sugeba save pristatyti ir jo portfolio atrodo gerai, tai atlyginimas bus didesnis nepriklausomai nuo tos, kokiom kalbom jis dirba. Ir aišku, antras punktas yra over-deliverint. Jeigu žmogus over-deliverina, tai yra win-win situacija. Jeigu jisai padaro daugiau negu iš jo prašoma, mes iš to kaip taisyklė uždirbam daugiau ir mums kaip taisyklė negaila pasidalinti. Tas kaip taisyklė gali abiejose pusėse, bet teoriškai tai turėtų būti, pavyzdžiui, užsienio. Man labai patiko, kad algos keliamos tiesiog, tas tiesiog yra pagal sutartį, yra peržiūrima kas kokius 3-6 mėnesius, bet kompanijos, kurios uždirbo daug, jos mielai dalinasi arba bonusus daro, ar ten tau alaus šaldytuvą visai kompanija, ar vėliausiai išveža kažkur savaitę į Balį visą kompaniją. Ta prasme, tie bonusai yra dalinami gan akivaizdžiai. Ir užsienio žmonės prie to pripranta. Lietuvoje jau po truputį tai ateina, bet gal lėčiau. Dar vienas trendas. Startinės algos geros, bet dažnai sunkiai kyla. Jeigu jūs esate vienas iš tų vadovų, kuris pasamdė žmogų už 700 eurų arba 2000 litų ir nesivargina paklausti, kaip jums sekasi ir ar jisai patenkintas, kažkurio momentu jūs gausit pareiškimą ant stalo. Nes jeigu patys jūs nesidomit ir nekeliat algų automatiškai, jeigu žmogui reikia vardintis ateiti pas jūs ir prašyti, davai kažką darom, tai yra blogai. Jūs turite iš viršaus kažkiek parodyti dėmesio, kad ir finansinio, tai neturi būti daug, tai turi tiesiog atspindėti rinkos realybę. Tai žmogus, kuriam sunkiai kyla alga, tai yra mid-levelio PHP.net, nežinau, kaip galime to suderinti, kol mane gauna 1.3 mid-levelio ir aš sakyčiau, kad jisai tikrai gan pagrįstai gali būti nepatenkinimas, kad nekyla alga. Dar vienas toks kardinalus pavyzdys. Gan reta technologija, vadinkim taip, ne tai, kad reta, bet ne mainstreaminė, senioras dirbantis 10 metų kaune gauna 2.7 ir teigia, kad, ta prasme, galiu prašyti kiek noriu, nes specialistų yra mažai. Ir aš tikrai tikiu, kad tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, jeigu specialistų yra mažai, tai įmonė privalo išlaikyti darbuotojus. Jeigu tas darbuotojas vienas senioras išeina, tai iš karto griūva viskas, nes kito senioro tu nerasi. Per kažkurį PHP meetupą buvo labai gera frazė. Sako, šiais laikais programuotojas gali pakankamai daug susifakapinti, pakankamai nebijodamas, kad jo neatleis greičiausiai iš darbo, nes pabandyk tu rasti kitą senior programuotoją. Ir frazės pabaiga kilin buvo, kad lengviau šiais laikais rasti vidaus reikalų ministrų. Tai buvo būtent tas skandalas su Skverneliu ir visa kita, trūstorija, tam ministrus tai yra eilė, o programuoti pabandyti priprasti. O čia kardinalus priešingas pavyzdys. Juniorui sunku rasti darbą už daugiau negu minimumą, nes darbdaviai labai atsargiai reaguoja tokias pozicijos. Toks keistas labai dalykas, kad juniorai negauna darbo, o seniorai išpindėjo, vadinkim, ir gali prašyti kiek nori. Tai yra tų juniorų, kurie yra nepaimti, ar sukluskit, apsižvalgykit aplinkui, gal yra tokių žmonių, kurie norėtų dirbti ir norėtų, kad ir nebrangiai dirbti, bet jūs tiesiog jų nepastebite. Yra tų tikrai perspektyvių juniorų, bet reikia labai jūs atsirinkti. Reikia komentarų? Reikėtų čia uždėti hashtagą kalafijorai. Arba kažkas tokio. Tiesos šiaip yra, bet čia visai atskiros diskusijos klausimas. Ir, man atrodo, vienas iš paskutinio. Čia praktiškai summary visko. Lietuvoje atlyginimai didėja dėl užsienio kapitalo įmonių, nes yra pakankamai protingų žmonių, kurie atlyginimai yra mažesni ir panašiai. Ir pabaiga, kiek vertės sukuri, tiek gali ir užsidirbti, kol nekuri vertės, tai kad koks senioras būsi, gali amžinai gauti štukę. Angularą, o senioras gaunantis 2000 į rankas. Tai va tokie yra visiškai random žmonių pasisakymai, kalba necenzūruota, nekeista, tiesiog kaip yra, taip yra. Pabandykim visą tai rezumuoti, ką mums tai reiškia visi tie trendai, skaičiai ir nuomonės. Jeigu kalbėt skaičiais, tai mainstreaminiam kalbom yra tokie, vadinkim, skaičiai, rėžiai ir panašiai. Junioras yra 7, mid-levelis yra 2, senioras gali drąsiai prašyti 2000 ir kitaip su jiems nekalbėti. Priklauso vėlgi nuo kalbos ir nuo kitų faktorių, bet tokie yra skaičiai. Retesniems kalboms, jeigu jūs turite specialistą kažkokios kalbos retos, kur jūs nerasit, tai patarčiau išlaikyti, patarčiau gerai su jais sutarti, nes iš tikrųjų
tikrųjų retesnėms kalboms jums apsimoka mokėti 100-200 eurų daugiau negu ieškoti. Konkurencija su užsieniu čia antras ir trečias susiję, kad užsienio kapitalas yra daugiau negu reali konkurencija. Ir diskusijai, nežinau, išsinešit, ar čia padiskutuosim vėl turbūt jau pakeliui namo, ar tikrai junior yra pigesni. Nes jeigu samdysit junior ir mokėsit 700, į jį investuosit porą metų, jisai gali padėti beje, ir tada, kol jisai neš naudos, ar nepaprasčiau samdyti mid-levelio, jeigu senioro nėra, iš savo rato kažką, kad juniorai nebėra jau tokie pigesni ir jie reikalauja daug daugiau priežiūros, vadinkim taip. Čia pamąstymų diskusija. Ir didžioji išvada. Yra tokie japonai, man atrodo, padarė, nebijok didelių išlaidų, bijok mažų pajamų. Sorry, perskaitysiu. Norite programuotojams mokėti mažiau, nepavyks, tiesiog uždirbkite daugiau. Tai čia tokia mintis mano, kaip ir aš dabar samdau programuotojus. Ta prasme, jeigu bandysit, kitaip pasakysiu, jeigu norėsi sutaupyti, sutaupysi. Jeigu norėsi uždirbti, uždirbsi. Tai pasirinkit vieną iš dalykų. Jeigu norėsi sutaupyti, žmonės bus nepatenkinti, jie dirbs su kandidatais, bet jo, tai labiau žiūrėkite į verslą, kaip Aleksėjas labai gerai pasako, kaip atrišti savo rankas, kad pradėtumėt strateguoti, žiūrėti į verslo plėtrą, į partnerius, didesnius pinigus, tada ir programuotojų atlyginimai kils. Tai iš tos pusės turėtų būti, mano nuomonė, judėjimas, o ne iš to, kiek aš galiu sau leisti mokėti programuotojai. Nes jau klausimas nebe tas tampa po truputį rinkai. Viskas. Ačiū, čia mano vėl kontaktai, jeigu kas norės. Jo, slaidai visi bus. Ir aš, kadangi kaip konferencijos organizatorius, pasinaudosiu tą teisę užbaigimo, kaip tik prie 5 galvojant baigti, tai ir baigsiu. Padiskutuokim, yra dar knyga viena. Yra knyga, vėlgi, kadangi viskas iš mano asmeninės bibliotekos nagikavimas, nenupijotas, vilėkite juos arba praraskite. Labai atspindi realybę. Komentarą. Prie vieno punktų, kai kalbėjome apie tai, kad užsienio klientai dabar jau pradėjo samdyti nuo indų ir perėjo prie East European. Tai noriu pabrėžti, jeigu kam kyla klausimų, tai jie dažnai sako, kad mums nereikia monkey coderių. Programuotojų, kurie programuoja pagal specifikaciją, aiškiai tiksliai surašytą specifikaciją, sėdi programuoja, jiem to nereikia. Jie pigiau pasamdys indus. Bet jiem reikalingi tokie žmonės, tokie programuotojai, kurie šiek tiek yra developeriai ir architektai, kuris pats gali suprojektuoti kažką, patobulinti, kuris šiek tiek yra architektas, developeris. Nes tas paprastas monkey coderis į užsienį nelabai. Jo, tas tiesa, dar pridurčiau, jeigu programuotojas turi ir PM patirties arba bet kokio verslo supratimo, suvokimo, tai yra, ta prasme, kosmosas, kiek gali kilti ir algoritmas ir panašiai, tada jau, tu esi verslo partneris, tai padės. Tai jo, yra didžiulis skirtumas tarp developerių ir koderių, netgi taip, developerius ir koderius yra ne tas pats. Tai čia lygiai taip pat, tarkim, ir dėl seniorų, ne? Tiesiog replika. Yra tekę labai nemažai pačiam samdyti. Yra įmonės, iš kurių tu kai samdai žmonės, tu jau žinai maždaug kokį lygį jos gausi, jeigu jis yra senioras, bet yra labai daug, kur ateina iš tų pavienių mažesnių kontorų. Ir kai tu pradedi kalbėti su senioru, jis negali paaiškinti, kas yra dependence injectionas arba automated testingą, visiškai nieko negali pasakyti. Tai tada ta kartelė, tai, kad tu vienoje įmonėje turėjai senior title, jokių būdų nereiškia, kad tu to įmonėje irgi būsi senior. Tarp kitko, tie titulai yra dažnai rašomi iš lempos. Prasme, susirenka tie arba, tai kokį tau užrašyti? Tu dirbintum maždėm susijęs, arba team leadas. Mažesnės įmonėse, kurios neturi iš principo struktūros, pagal ką graduoja. Kažkada žmogus tiesiog kažkuris turi tapti arba senior, arba team leader, arba PM, arba kažkaip tai jo tie titulai kartu surašomi iš lempos. Ypač jeigu kitam seminarė diskutavom biškį, ar tu skaitaisi seniorų, jeigu tu 7 metus pradirbęs vienoje pačioje kompanijoje prie vieno to paties projekto. Pagal metus gal, bet pagal tavo patirtį architektūrinę ir visokius architektūrinius sprendimus greičiausiai ne, nes tu nežinai, kaip kitur pasaulyje dalykai veikia. Tai jo, tie metai tikrai nėra tiesiogiai susiję, bet vidurkis kažkokius gali. Taip. Klausimėlį vis tiek padarėt analizę, norėjau išgirsti nuomonę apie trendus, pavyzdžiui, kas bus po 5 metų, kaip matos, čia
Dabar reikia ruošti pinigus taupyti, kad programuotas ar kažkas Iš kurios pusės jūs samdote, visada jo taupykis. Iš tikrųjų, aš manau, kad čia visi galime diskutuoti, čia mano nuomonė gali būti tiek pat vertinga tiek iš bet kurio iš jūsų. Aš įsivaizduoju, kad iš užsienio kapitalas eis dar masiškiau, tuo labiau, kad Lietuva yra Europos Sąjunga ir tai atveria vartus, pavyzdžiui, ir Vokietija. Pavyzdžiui, prie Baltarusija jau yra sudėtingiau. Tai trendas, kad eis užsienis masiškai, tai tie seniorai, aš manau, kad seniorų algos dar pakils, nes jų yra labai mažai, jie yra graibstomi. Tikrai, esu kalbėjęs su pačiais programuotojais, draugais, prieš kokius 7 metus alų gėrėm univero laikais, dabar žmogus renkasi ramiai su krikšnodamas Gedimino prospekte kavos, galiu eiti ten, bet tai žinai, kažkaip man ten nepatinka startupas ir panašiai. Taip žmonės mąsto, tie, kurie jau turi realios seniorų patirties. Tai aš manau, kad jų atlyginimai dar kils. Dėl juniorų, aš manau, kad juniorų burbulas biškis sprogs. Aš manau, kad juniorų algos arba nesikeis, arba mažės, kai tie juniorai suvoks, kad instaliuoti WordPress'ą nepakanka. Jie pabandys, užeis, pamatys, kad man štukas visgi neduoda, tai eisiu į maksimum. Vaidžiai dar. Aš manau, o mid-level, manau, kad liks tokie patys. Taip aš įsivaizduoju. Asmeninis klausimas, jums buvai geras programuotojas, ir esi, bet buvai programuotojas, senioras, dabar persiorientavai į vadovus. Ar nesigaili šito sprendimo, ar nėra kažkokia tais, kaip čia pasakyti? Ar nepasiilgstų kojų? Ne, galbūt, vis tiek, vadovas, atsakomybės, žmonės, panašiai, visi šitie dalykai. Dėl ko aš persiorientavau apskritai, teoriškai turiu 13 metų patirtį, bet ta patirtis buvo labai tokia vanguota. Pradžioje dirbau developeriu, po to mane 4 metus paskyrė project manager. Tai buvo pirma didelė patirtis projektą, kas žino elektroninį dienyną tamo.lt. Tai aš pradėjau kaip jo developeris, po to buvo komanda ir aš tapau PM-u. Tai buvo pirmoji patirtis su tais pačiais valstybiniais projektais, kai tas dienynas pradėjo koreliuoti su švietimo ministerija ir panašiai. Tai supratau, kad man PM būti nepatinka, aš geriau kodinsiu, tada aš jau freelance. Po kodinimų supratau, kad galima kažką daugiau pasiekti, tada aš važiavau į užsienį, bet ne dėl savęs, o žmonai darbą pasiūliau. Ir pamatęs viso to pasaulio, tiek kaip koderis, tiek kaip PM-as, tiek kaip užsienio, dar irgi užsienio dirbau ir labai dideliai kompanijai, kuri vadinasi Sačiai, ten su milžiniška hierarchija, ir padirbau startupą. Bet tas startupas tikrai, to žodžio prasme, kuris pareizinės tų milijonus fundingą. Tai pamačiau, kaip dalykai veikia ir supratau, kad kodinti man nebeįdomu. Man įdomu kurti kažką didelio, kodinti gali kiti žmonės. Tai nebūtinai tie CodeMonkey, ne tas variantas, bet kodo rašymas, jisai turi lubas tiek kalbos, tiek saviraiškos ir panašiai. O tas kūrimas, tai aš labiau, nežinau, ar aš galiu save vadinti verslininku, galiu save vadinti vadovu, turbūt, bet man patinka paimti projektą iš klientų, su klientu bendrauti. Aš galiu kaip koderis, aš galėčiau kodą parašyti, kad man neapsimoka. Bet man patinka paimti tą projektą savo komandai su tam tikrų flag managemento principų nuleisti ir kartu padaryti ir tada deliverint klientui. Man patinka būti toj grandy, kur yra gatavas produktas ir, didesni pinigai faktas, bet jie ne tiek daug didesni, kiek man labiau įdomiau jau tapo tas sritis, bet aš išaugau, vadinkim, per tos 13 metų. Tai nesigailiu, kodinu dar kartais, ne tai, kad savo malonumų, kai kurios projektus tenka ir pakodinti, jeigu kažkoks hotfixas, tai, galiu tą daryti ir kartais tai darau, bet grįžti nebenorėčiau. Ar dar kažkas? Nebūtinai klausimų galima liepti. O junioro, tai WordPress'as, kaip tai junioro pereiti į lygį? Kiek ten reikia tų programavimo mokėti? Aš skaitau, taip, turiu savo filosofiją, kas yra junioras, midas ir senioras. Junioras yra žmogus, kuris yra sukūręs bent vieną realų projektą, kuris yra gyvai internete arba online arba kažkur. Jeigu tu žaidi savo arba skaitai arba kažką savo kodinį, tai tu net ne junioras, tu esi programėjas. Kai tu paleidi kažką į pasaulį, ar tai pats savo arba kaimyniai kokie šoką sukūrė, ar įsidarbinai, kai tu vieną projektą užbaigi, tai leidi kartu esi junioras. Tu matėjai visą tą procesą nuo iki.
Midas tampa midu tada, kai esi išbandęs bent kelias programavimo kalbas ir žinai jų skirtumus ir sugebi jau truputį orientuotis rinkoje, kas veikia, kaip, pavyzdžiui, iš ko susideda webas, kuo skiriasi frontendas nuo backendo, kokie yra trendai, sugebi parinkti technologiją pagal užduotį. O senioras tai yra tas, kuris sugeba mąstyti architektūriškai, ta prasme, kad gauna projektą, didelį projektą, arba sukūręs bent vieną didelį projektą ir sugeba jį suskirstyti, ta prasme, architektūriškai, nežinau, kitaip. Tai junioro, tas slengstis yra, sakyčiau, vienas realus projektas. Su WordPressu tas vienas realus projektas gali būti per mažai, ten, tie WordPressu puslapių kėpėjai yra šiek tiek kita rinka, mes čia Facebook'e diskutavom, kad mes juos vadinam instaliuotojais, ne programuotojais, arba konfigūruotojais, dar kitaip galima pasakyti, bet ne visai. Tai gal pagal asmeninį klausimą, kadangi vienintelį gavau asmeninį klausimą, tai knyga. O summary viso to, kadangi jau 5 ir noriu paleisti ir pats esu šiek tiek pavargęs. Labai ačiū, kad atėjote, aš buvau nusiteikęs gan skeptiškai, nes tas bilietų pardavimas vyko gan vangiai pradžioje ir aš pats supratau, kad aš blogai iškomunikavau, ką mes apskritai čia veikiam. Tai nėra komercinis renginys, kaip sakiau, tai buvo tiesiog idėja susiburti ir, ta prasme, viso šito dalyko rėmėjai esat jūs, jūs susimetėt ir mes išsinuomavom čia plotą pabūti. Tai va toks yra principas ir manau, kad bus ir trečias renginys, greičiausiai jau rudenį, vasarą gal visi pailsėkim. Jeigu turit kokį feedbacką, susiraskit mane internete, LinkedIn'e, Facebook'e, whatever, arba prie sienos, prie evento sienos galite rašyti. Pasikartosiu, yra grupė Facebook'e IT vadovai, jeigu mane asmeniškai nori sakyti, čia yra naujienlaiškis. Kas dar, skaidrės bus prie evento, dėl video dar nesam susitarę, nes su video yra problematiška, nes buvo paminėti kai kurie įmonių pavadinimai, kur gal pranešėjai nenorėtų, kad ta medžiaga labai pasklistų. Tiesiog kiekvieną pranešėjų derinsimės atskirai, tikrai bus Aleksėjaus tikrai video, nes ten visiškai safe, manau, ir jisai neprieštaraus. Ir greičiausiai bus taip, kad aš pagal jūsų mailus, kuriuos aš gavau iš Paysėjaus pagal apmokėjimus, arba jeigu asmeniškai susirašinėjau, padarysiu mailčipo vieną listą ir visiems išsiųsiu video nuorodą iš kokio Google Drive, tai galėsit ir patys pasižiūrėti, ar tam kurio kontrolą. Tiek tam kartui, ačiū, kad atėjote.